Sveiki visi atvykę į dar vieną analizės video, taigi pirmasis 2025 metų video. Tai 2025 metai bus tikrai įdomus ir po truputį apžvelginėsime visas svarbiausias naujienas. Tai viską, kas yra svarbu, aš postinu savo nemokamoje Telegram grupėje. Taigi jeigu dar nesate prisijungęs, eikite dabar į aprašymą. Pasirinkite Telegram grupės linką ir prisijungkite, ten seksim visas aktualiausias naujienas. 2025 metai bus tikrai pilni įvykių ir įdomus kriptovaliutams. Nariai realiai tiesiog sekdami mano video ir sekdami naujienas gali užsidirbti nemažai pinigų, stebint kada kas potencialiai gali pakilti. Tai prisijungkite į grupę dabar, spauskite subscribe, nieko nepraleiskit ir keliaujam tiesiai į video. Taigi per praeitą video, kaip žvelginėjome, kaina buvo kažkur čia ties 93 tūkstančiais ir aš sakiau, kad šitas suporto lygis yra labai svarbus, nes čia jau daugiau suporto lygių nėra, tai reiškia kaina būtų galėjus dar nukristi giliau. Bet panašu, kad šitas suporto lygis vėl atlaikė, matome, kaip jis puikiai laiko kainą. Ir dabar kas įvyko, dar yra tik pirmoji savaitė, kur eina, naujų metų pirmoji savaitė, bet jau matome, kad bitkoinas realiai pakilo aukščiausiai buvo pakilęs iki 98 tūkstančių, netgi ir dabar, netgi yra beveik 98 tūkstančiai. Taigi tikrai neblogas pakilimas nuo šio suporto lygio, tai metai prasideda tikrai neblogai ir ne tik bitkoinui, taip pat ir ethereumai. Tai matome, kad ethereumas jis vis dar nėra pralaužęs šio svarbaus resistance lygio ties 4000, bet matome irgi, kad nuo paskutinio video jis gana neblogai pasipompavo ir apžvelgsime, kokie istoriškai yra ethereumo kokios yra istoriškai ethereumo grąžos, tai tą irgi šiek tiek jau apžvelginėjome ir apžvelgsime dar kartą, paanalizuosime dar giliau, tai kokia iš viso buvo situacija ir kodėl vyko visas šis nukritimas realiai ties metų pabaiga. Tai yra toks dalykas, kaip ir tai netgi pasveikinsiu jūs, jeigu jūs išgyvenote šį visą nukritimą, šią korekciją, nes ir altcoinų rinka irgi buvo gana neblogai nukritus, bet dabar matome, kad irgi labai geras atsistatymas. Tai kas įvyko realiai, tai yra toks dalykas kaip January effect. Tai iš esmės vėlgi viskas siejasi kaip visada su Amerika ir kas ten vyksta, su Amerikos ekonomika ir taip toliau. Tai tokia yra esmė, kad Amerikoje parduodama visokių akcijų, kriptovaliutų, daug esetų šito gruodžio pabaigoje. Tam, kad jie, pavyzdžiui, tarkime pavyzdys, jeigu investuotojai yra šiek tiek minuse ties kažkokia akcija arba kriptovaliuta, jie gali gruodžio mėnesį parduoti ir užpildyti, kad jie tax loss, tai reiškia, ta prasme, kad jų akcija, investicija arba kriptovaliuta buvo neigiama ir tai reiškia, jiems nuo to nereikia mokėti mokesčių. Tai jie parduoda, užpildo, kad jie prarado pinigus ir taip toliau, tada jiem nereikia mokėti jokių mokesčių ir tada bam, viską realiai atsiperka atgal po naujų metų. Tai jeigu suprantat, kaip tai veikia, tai čia yra toks kaip ir loophole'as šioks toks. Ir iš esmės tas yra sausio efektas, kad sausį realiai pirmą mėnesį naujų metų pradžioje, tai yra sausio mėnesį būna bullish rinkai, nes tiesiog visi realiai daug institucijų parduoda gruodžio mėnesį ir tada sugrįžta sausio mėnesį. Ir tai realiai, tai kas šiek tiek ir apžvelginėjome ir per praeitą video, tai reiškia, kad gruodžio mėnesis buvo toks, kur institucijos Amerikoje tvarkėsi savo balance sheetus ir taip toliau ir buvo tiesiog daug tokio pardavimo, nebuvo jokio liquidity rinkoje, nei iš institucijų, nei iš retailo, tai irgi ką aptarinėjom per praeitą video ir matome, kad šita hipotezė kol kas ir realiai pasiteisina, nes rinka iš karto neblogai atsigavo pirmą savaitę, aišku, mes dabar nežinom, kas bus toliau, ar dar būsim konsolidacijai, ar sausio mėnesis bus labai bullish, tai kol kas dar yra neaišku, bet matome, kad jau iš karto ties naujais metais šiek tiek pinigai sugrįžta į rinką. Taip pat yra toks dalykas kaip reverse repo, tai čia yra Fed, tai yra Centrinio banko Amerikos institucija ir ten irgi matome tokius spikesus, tai čia kai būna šie pakilimai, tai reiškia institucijos priparkuoja daug pinigų, daug kešo į šią Centrinio banko instituciją, jie už tai gauna ten skirtingų privalumų, skirtingų benefitų ir taip toliau. Tai matome, kad irgi ties metų galu labai daug institucijų pripompavo pinigus ir buvo spaikas į šitą reverse repo instituciją ir realiai matome, kad irgi pakilo nuo šios institucijos
pinigų rezervas pakilo nuo 100 milijardų iki 268, tai realiai 168 milijardai buvo išimti iš rinkos, nebūtinai iš rinkos, bet tiesiog išimti iš cirkuliacijos rinkos ir buvo priparkuoti į šią instituciją. Ir kaip dažniausiai būna, tai kad būna toks spaikas ir tada bam, vėl nuvažiuoja apačią, tai reiškia priparkuoja, pasibaigė metai ir taip toliau ir labai tikėtina, kad šitas reverse repo skaičius rezervų vėl nukris, tai reiškia pinigai vėl sugrįš į institucijas, į cirkuliaciją ir labai tikėtina, kad daug sugrįš ir į rinką ir mes matome koreliacijas realiai. Buvo šitas pakilimas, tai buvo ir nukritimas rinkoje. Tada buvo šis nukritimas trumpas ir šitas reverse repo kitą savaitę nukris dar labiau greičiausiai ir tai koreliuojasi su pakilimais rinkoje, nes tiesiog vėl ateina daugiau pinigų į ekonomiką. Taigi apie makroekonomiką plačiau pakalbėsime dar kitose video, nes irgi yra daug ką aptarti, tai spauskit subscribe, nieko nepraleiskit. Tai judant toliau irgi ką matome, kas šiek tiek neramina, tai dolerio indeksas, tai doleris yra labai stiprus, jis jau kyla į realiai 2022 metų levelius ir stiprus doleris yra blogai rinkai, blogai kriptovaliutom ir taip toliau, nes viskas matuojasi su doleriu, tai jeigu doleris kyla, stiprėja, tai reiškia, tai tiesiog būna didžiulis spaudimas rinkai. Ir mes matome, kad taip ir yra. Didžiausia priežastis tai yra Trumpo pergalė, nes Trumpas propaguoja tokius dalykus kaip tarifai ir taip toliau ir jie sustiprina dolerį ir esmė ir dėl to vyksta šis pampas ir mes nežinome, ar doleris nukris, tai kol kas nėra aišku, čia galima spekuliuoti, bet gali būti ir taip ir mes nežinom, ar Trumpas norės silpnesnio dolerio, irgi ką labiau gal aptarsime per kitą video, bet iš esmės silpnas doleris, krentantis doleris labai smarkiai uždegtų rinką ir pastumtų kainas į viršų, tai mums to reikia, bet kol kas mes to dar neturime, taigi iš dolerio pusės nieko labai gero kol kas nėra, jis juda toliau į viršų, pralaužia šitą ilgalaikį resistance lygį. Ir kitas dalykas dar labai svarbus, tai yra Bitcoin dominance, kuris irgi dar nukrito ir dėl to dabar pasipompavo altcoinai, pasipompavo daugiau nei Bitcoinas. Tai irgi šita visa situacija atrodo jau kaip Bitcoin dominance viršus, tai reiškia jau nepanašu, kad Bitcoin dominance dar kris į viršų, dabar kad ir kas vyksta, altcoinai jau nebėra tokie silpni, kas yra gerai ir panašu, kad vis tiek jau čia keičiasi trendas iš viršaus ir dabar panašu, kad Bitcoin dominance eis į apačią ir tai realiai uždegtų altcoinų rinką ir realiai labai daug viskas pasipompuotų ties altcoinais. Tai irgi nebloga situacija, USDT dominance irgi nukrito, tai kas yra labai gerai, kai kyla, tada dominance, tada krenta rinka, kai leidžiasi, tada pompuojasi rinka, nes čia yra tiesiog kiek žmonės laiko savo procentų kapitalų stablecoinuose ir kiek rinkoje, tai panašu, kad dabar vis mažėja. Tai irgi kol kas tokia situacija atrodo, kad esame ties prasilaužimo riba, atrodo, kad viskas čia galiausiai veda į dar gilesnį nukritimą, tas pats ir vyksta per Bitcoin dominance, atrodo, kad irgi pasiekėme akivaizdų tokį viršų ir trendo ir panašu, kad jau dabar sekantys žingsniai bus po truputį judėjimas į apačią 2025 metais, bent jau toks mano yra outlookas 2025 metų, tai irgi dabar ties ETFs kokia situacija, tai kas yra įdomu, vėlgi Bitcoin ETFs iš pradžių matėme didžiulius pardavimus, pasižiūrėkite, kai anksčiau būdavo įplaukos, tai dabar buvo didžiuliai pardavimai, didžiulis spaudimas, irgi milijardai, čia matome, kad buvo parduota gal apytiksliai 2 milijardai, bet kas yra įdomu su šitais ETFs Bitcoino, kad realiai dažniausiai viskas būna atvirkščiai. Kai mes matome didžiulės įplaukas, jos galiausiai jos užpompuoja kainą ir galiausiai priveda prie korekcijos. Kai mes matome pardavimus, jie numuša kainą ir galiausiai kaina po to padaro atvirkščiai, pajuda į priekį. Ir dabar matome, kad buvo šie pardavimai, visi panikavo, bet tada bam, atėjo diena ir visi užsipirko, vėl institucijos perka ir beveik 1 milijardas įplaukų per vieną dieną. Tai galbūt irgi yra didelė priežastis. Dabar šiuo metu ekonomikoje yra labai mažai likvidumo, tai galbūt ETFs dabar padaro didelę įtaką kainai kol kas. Tai irgi, kai būna didelės išplaukos, reiškia, tai yra apačia ir kol kas panašu, kad taip galbūt ir buvo vėl. Ir Ethereum ETFs irgi atrodo gana neblogai, vėlgi turėjome šiokius tokius pardavimus, bet iš esmės vėl prasideda įplaukos ir jos nėra gana didelės, dėl to, kad Ethereum dar stovi vietoj
ir turbūt investuotojai labai neskuba dar jį investuoti, bet kai pradės kilti kaina, kils ir vėl įplaukos, bet kol kas įplaukos yra tikrai solidžios. Tai tokia situacija su ETF'ais, irgi labai trumpai, ką mes jau apžvelginėjome prieš turbūt 2 ar 3 video, tai irgi mėnesinės grąžos, tai matome, kad Bitcoinui sausio mėnesis nėra labai geras, nėra labai blogas. 2021 metais buvo plus 15%, 2017 metais realiai nieko neįvyko. Tai iš esmės matome, kad raudonų metų yra gana nemažai ir Bitcoinui sausio mėnesis nėra labai geras, bet irgi šis ciklas irgi yra šiek tiek kitoks, tai gali būti, kad kaip tik šitą ciklą sausis bus labai geras, tai čia irgi apie tai daug nepasakysi. Ką galima pasakyti apie Ethereumo išvadas, kad Ethereumui sausio mėnesis visada būna Ethereumo mėnesis, 2017 metais plus 30%, 2018 čia jau čia bear marketas, tai bear marketus galima išimti, nes ten beveik viskas krenta, tai realiai beveik visi mėnesiai yra pliusiniai arba ant nulio, tai kad ir kaip jie būtų, sausio mėnesį yra labai geras, jau dabar turime plus 7%, tai tikrai labai nebloga pradžia, vidurkis yra plus 20%, tai sausio mėnesį yra labai geras, pasižiūrėkite į vasario mėnesį vis tai iš viso būna realiai žalias, apart vieno mėnesio, tai nebloga situacija kol kas, manau, kad jeigu Ethereumas nepasirodys gerai sausio mėnesį, tai tikrai pasirodys gerai vasario mėnesį. Ir dabar toks kaip ir highlightas, ką galbūt jums priminsiu, jeigu buvote pamiršę, tai yra FTX dalykai visi, tai kas buvo su FTX, tai 2022 metais FTX yra buvo brokeris, kaip Bybit, Binance ir panašiai, ką turbūt naudojate, tai irgi buvo brokeris, kur ten tas Sam Bankman-Fried, tai reiškia įkūrėjas, ten apskemino žmonės ir taip toliau, jį pasodino į kalėjimą ir visas brokeris, kaip sakant, su visais žmonių pinigais subirėjo ir prarado daug žmonių pinigų ir jie buvo skolingi ir dabar po visų teismų ir taip toliau prasidės kreditoriam išmokėjimai, kurie bus iš viso 16 milijardų. Tai reiškia, jie išmokės 16 milijardų žmonėm, kurie per juos prarado pinigus. Ir tai irgi apie šitą dalyką mes jau kalbėjome gana seniai, neatsimenu tiksliai per kurį video, bet tai aptarnėjome. Ir dabar atėjo ta data jau, kada prasidės tie repaymentai. Tai irgi šiaip nedaug apie tai informacijos, neaišku, kokiu formatu bus apmokėjimai, ar jie bus labiau cash'o. Čia visokių yra ar labiau ir kriptovaliutom, ir stablecoinis. Aš mačiau, kad gali būti daug ir stablecoinis tiesiog išmokėjimai, ir cash'ų, ir galbūt kažkiek ir kriptovaliutom. Tai vis tiek esmė yra tokia, kad tai vat, koks yra timeline'as viso šito, kad 16 milijardų išmokėjimų prasidės nuo sausio 3 dienos, tai reiškia, kad viskas prasideda, bus toks distribucija šiokia tokia ir pirma pinigų banga, pirma išmokėjimų banga bus apie 1-2 milijardo, tai čia tiem žmonėm, kurie turėjo mažiau nei 50 000 savo akaunte. Irgi tai viskas prasidės sausio tai yra vasario ir kovo mėnesis. Galbūt prasidės sausio mėnesį, bet ta didžioji banga ateis vasario kovo mėnesį. Ir po to tie, kas žmonės turi daugiau nei 50 000, jam bus atskirai išmokėta ir čia iš viso net yra apie 10 milijardų. Tai daug pinigų sugrįš į rinką, daug likvidumo, ko dabar rinkai verkiant ir reikia. Tai labai labai gerai. Manau, kad daug pinigų iš šitų 16 milijardų atsidurs vėl rinkoje, nes pagalvokit, tai yra žmonės, kurie pirmas dalykas naudojo ir prekiavo brokeryje, tai reiškia, jie naudojo brokerį, tai reiškia, jie greičiausiai yra aktyvūs prekiautojai, investuotojai, žmonės, kurie domisi kriptovaliutom ir taip toliau, tai jie yra, kriptovaliutos turbūt yra didelė jo gyvenimo dalis, nes jeigu tu nesidomi, nenaudoji, neprekiauji, tai tu brokerio neturėsi ir tenais neturėsi daug pinigų. Tai pirmas dalykas, čia yra žmonės, kurie yra susiję su kriptovaliutomis, kitas dalykas, čia yra daug pinigų ir kitas dalykas, jie nuo 22 metų praradę buvo pinigus ir jie stebėjo, kaip Bitcoinas nuo 20 000 pakilo iki 100 000 ir taip toliau ir jie vis dar turbūt galvos, kad dar spės į traukinį ties altcoinais, Ethereumu ir taip toliau. Tai pagal visą tai, pagal šios argumentus, manau, kad išvada yra tokia, kad daug šių pinigų tikrai sugrįš į rinką, taip gal ten kai kurie įgaus kriptovaliutom, kažkiek parduos, kažkiek rebalansuos savo portfolio ir taip toliau, bet manau, kad tikrai didžioji dauguma pinigų sugrįš realiai į rinką.
Tai va, tai irgi toks labai reikalingas likvidumas, kuris įvyks sausio, tai vėl sausio, vasario ir kovo mėnesiais, tai irgi yra vis tiek labai bullish dalykas rinkai. Tada judant prie ekonomikos, tai sakau, daug apie tai nekalbėsime šiame video, bet labai trumpai, dabar dar kol kas sausio mėnesį išėjo duomenys, kiek žmonių yra, kaip pasakyti, teigia, kad jie yra nedarbingi ir taip toliau, tiesiog nedarbingumo statistikos, tai kol kas nedarbingumas yra labai mažas, tai reiškia, kad ekonomika yra labai stipri. Ir kadangi tokie geri rodmenys, palūkanų mažinimas darosi vis mažiau ir mažiau tikėtinas, nes ekonomika, kas yra keista, mano manimu, yra labai stipri kol kas šiuo metu. Tai irgi, tai ekonominė situacija, iš tikrųjų tai gal šiek tiek prastesnė ekonomika yra gerai kriptovaliutom, nes daugiau palūkanų mažinimų, daugiau likvidumo ir taip toliau, bet irgi toks paradoksas, kad gera ekonomika irgi kaip ir yra gerai, nes po to mažesnis šansas, kad bus recesija ir taip toliau. Aišku, šie duomenys irgi yra tokie, daug kas sako, kad jie yra tokie nelabai, yra šiek tiek fake, ta prasme juos centrinis bankas manipuliuoja informaciją taip, kaip nori, bet esmė tokia, kad ekonomika kol kas yra labai stipri Amerikoje, reiškia, nėra jokios būtinybės mažinti palūkanas ir taip toliau. Tai, kas nėra labai gerai rinkai, bet tuo pačiu iš kitos pusės čia yra dvi pusės. Gali žiūrėti, kad tai yra kaip ir gerai rinkai, nes realiai stipri ekonomika. Tai ir gerai, ir blogai. Bet kokia yra, tai apie ekonomiką dar pakalbėsime kitose video. Tai, bet kas irgi yra įdomu, kad Eric Trump, tai yra Trumpo sūnus, labai palaiko kriptovaliutas, palaiko bitcoiną, jis yra bitcoino fanas, ne vieną kalbą jau yra apie tai pasakęs. Čia jis yra su Michael Saylor, Two Friends, One Passion. Tai čia tiesiog, ką šitą nuotrauką parodo, tai ant kiek dabartinė administracija, tai Trumpo sūnus, kuris vis tiek turi didelę įtaką ir Trumpui, ir politikoje, ir taip toliau, jis labai palaiko bitcoiną. Ir tai parodo, ant kiek dabar bitcoinas yra populiarus Amerikoje tarp ne tik verslininkų institucijų, bet ir tarp tai yra tampa labai aktualus politinis klausimas. Ir žmonės tokie kaip Trumpo sūnus palaiko bitcoiną, žinome, kad ir Trumpas palaiko bitcoiną, tai čia yra labai gerai, nes jie nenorės, kad jų administracijoje būtų silpnas bitcoinas, būtų nukritęs bitcoinas, kriptovaliutos būtų silpnos ir taip toliau. Tai irgi yra toks labai bullish dalykas, nes tiesiog kriptovaliutų įtaka labai auga ir mums tai yra gerai, kad ši administracija, Trumpo sūnus ir taip toliau, kad žmonės šie šnekėtų apie kriptovaliutas, palaikytų jas ir taip toliau. Taigi tiek šiam video, tokia yra analizė dabartinių naujienų, tai sakau, jeigu norite nieko nepraleisti, prisijungite į mūsų grupę, daug svarbių video dar laukia, yra labai daug temų, kurias reikės aptarti, taigi spauskite subscribe, prisijunkite į grupę ir ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitose video.